Labas apsiniaukęs penktadienio rytas, brangus mūsų autoparko žiūrovai. Šiandien yra gegužės 1 diena, laisvadienis. Vilniuje šiandien toks ankstyvas pavasaris, orai nieko gero nežada. Ta proga važiuojam į Kauną. Kaune su oro situacija žymiai geresnė, žada net iki 18 laipsnių ir saulytė. Kas dar yra Kaune? Kaune yra Nemuno žiedas, kuriame šiandien vyks renginys Speedfest. Renginys vyksta jau ne pirmą kartą, jisai skirtas suburti Porsche automobilių turėtojus, mylėtojus ir gerbėjus, praleisti dieną lenktynių režimu ir į visą tą renginį pakviesti smalsuolius, žiūrovus ir tokius kaip mes. Pasistengsiu kuo daugiau parodyti ir jums. Apžiūrėsiu automobilius, sako, kad bus virš 40 dalyvių. Na ir žinoma bus automobilių entuziastai, greičio mėgėjai, na ir nepabijokim to žodžio, pasiturintys žmonės. Kaip visi žinot, kuro kainos yra ganėtinai nemažos, į šią kelionę važiuoju elektromobiliu. 9 valandos 11 minučių, niekur neskubam ir bandom nepavėluoti renginį. Kavelės, keletą sumuštinukų, sukertam pakeliui ir varom pažiūrėti automobilių. Paskutinį kartą, kai čia buvau, tai žinokit, nei asfalto nebuvo, nei šaligatvio. Wow! Na štai, atvykome į Nemuno žiedą. Ir jeigu jums įdomu sužinoti daugiau apie Porsche automobilius, tai likite su manim ir varom. Primenu, kad aš, Vytas ir Vilius visada pasiruošę su jumis kartu pravažiuoti. Prieikit prie mūsų, mes mielai su jumis pravažiuosiu. Na, vienas iš nedaugelio senesnių eksponatų 911 Carrera RS su klasikiniam padangom. Tik pasižiūrėkit, kokio aukščio yra guma. Tiesiog dešra. Taip, raudonieji į trasą. Įspūdinga spalva, puikiai kontrastuoja su dangum. Atidarytas langas, galim pasižiūrėti truputį į vidų. Salonas nepriekaištingos būklės, odinis vairiukas. Jeigu kam įdomu kiek ant speedo, tai 300. Tik atvykus apėjau stovėjimo aikštelę, pasižiūrėjau automobilius, kurie laukia savo starto. Dauguma tikriausiai įvairios 911 modifikacijos, pačių įvairiausių. Su dideliais spoileriais, su sportiniais išmetimais, su sportiniais ratais. Nesitikėjau pamatyti tiek kaimanų. Jų buvo tikrai nemažai. Ir nors jisai ir nėra toks geidžiamas, taip lengvai atpažįstamas kaip 911, bet tai, kaip jie gerai konkuravo su 911, manau, rodo, kad tai irgi yra neblogas pasirinkimas. Na taip, jie neatrodo taip šauniai, kai mane variklis yra pastumtas labiau į priekį, jis ne gale, o labiau per vidurį. Tikriausiai tai daro jį geriau valdomų ir net nereikia
tokių didelių ir galingų variklių, kad rodyti gerus laikus trasoje. Tai Kaimanų buvo tikrai daug, buvo ir keli boksteriai ir buvo tikrai visiškai standartinių, nes kai pro tave pravažiuoja GT3, o paskui pro tave pravažiuoja boksteris, atrodo, kad ten su išjungtų variklius pravažiavo, įsiklausai, jo, kažkas burzgė. Gražu buvo pažiūrėti į visus automobilius, tikriausiai iš tolo žiūrint labiausiai akį krito, aišku, ryškios spalvos, mėlyni, raudoni, geltoni bortai. Pasibaigus track day'ui organizatoriai buvo numatę fotosesiją, tai visi dalyviai išvažiavo į trasą, filmavosi, fotografavosi, daug Porschų, gražios ryškios spalvos, atrodė ganėtinai įspūdingai. Po fotosesijos trasą perkonfiguravo į slalomą. Vienu metu startavo 2 automobiliai, taisyklės buvo paprastos. 1, 2, 3, bėgat, paspaudžiat mygtuką. Jūsų laikas prasideda nuo to, kai jūs patys paspaudžiat mygtuką, užsikuriat mašiną, diržą užsisegat iki 3 koliuko. Diržo neužsisegat, gausit 10 sekundžių baudos. Važiuojat, grįžtat, fazė. 3, 2, 1, startas! Abu automobiliai stovi prie starto, varikliai užgesinti, vairuotojai stovi lauke, liečia savo automobilį, po signalo bėga iki mygtuko. Paspaudus mygtuką pradedamas skaičiuoti laikas ir vairuotojas bėga į savo automobilį, šoka į vidų, užsidaro duris, užsiveda variklį, prisisega saugos diržą ir lekia atlikti užduočių. Tai pirmiausia yra važiavimas iki garažo. Ką tik į garažą buvo nepataikyta. Čia ne iš tos pusės į garažą. Reikia įvažiuoti atbulam į garažą. Teisėjai užfiksuoja faktą. Po teisėjo signalo ilga greita tiesioji, milžiniškas greitis, kitam gale apsisuki, vėl grįžti atgal didžiuliu greičiu. Vėl įvažiuoji į garažą, gyvatėlė ir bazė. Ne visiems sekėsi vienodai tvarkytis su šitom užduotim. Buvo neįvykdymų, buvo nuverstų fiškių, buvo neįvykdyta bazė ir padaryta panašių klaidų. Važiuojam iki galo, nepadarė. Dar, va, yra, viskas, važiuojam. Na ir dabar žiūrim bazės. Čia žiūrovai. Taip, bazė yra. Kai kurie automobiliai išvystė ten tikrai didžiulius greičius, o vairuotojai rodė tikrai gerą meistriškumą. Tai buvo tikriausiai jau paskutinė renginio dalis, vėliau apdovanojimai ir taip toliau, bet aš jau neišbuvau tiek. Dar šiandien reikėjo grįžti namo į Vilnių, stojau greitai pasikrauti automobilio ir išmyniau namo montuoti šito video. Mano įspūdžiai apie renginį labai gerai suorganizuota. Buvo tikrai įdomu ir žiūrėti, ir klausytis komentarų. Tikėjausi pamatyti daugiau klasikinių Porsche, tikrai tikėjausi daugiau jų pamatyti. Renginys žiūrovam buvo visiškai nemokamas, galima buvo pavalgyti. Vaikam buvo pripučiamas batutas, lenktyninių mašinyčių trasa. Verta buvo nuvažiuoti, kitais metais, manau, irgi apsilankysiu. Ačiū, kad pažiūrėjote iki galo. Paspauskit like, jeigu patiko, parašykit komentarą, tai man labai svarbu. Aš stengiuosi atrašyti visiems ir pasimatysim kitoje serijoje. Iki!